Labas vakaras, sveikinuosi aš, Alvydė Fulmaitė, Lima direktorė, jau antrajame renginyje skirtame susipažinti su top 10 stipriausių marketingo vadovų. Kol renkasi dalyviai, noriu tik priminti, kad Lima bendruomenė yra vienas didžiausių ir stipriausių organizacijų Lietuvoje. Turime daugiau nei 1400 žmonių, narių Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje ir internetu ir subaršysim lietuvius po visą pasaulį. Organizuojame daugiau nei 100 renginių, įvairiausius projektus, tad labai kviečiu prisijungti prie Lima bendruomenės, jeigu dar nesate mūsų narys. Daugiau apie Lima veiklą, narystę ir artimiausius renginius rasite lima.lt. O aš matau, kad jūsų vis daugėja ir startuoju su informacija apie šios dienos renginį. Taigi, Lima siekdama stiprinti marketingo vadovo vertę versle ir visuomenėje organizuoja jau 10 kartą metų marketingo vadovo vadovės rinkimus. Ar šiais metais, jau turbūt žinote, kas žiūrėjote vakar, turėjome net 25 iš tikrųjų stiprias paraiškas ir net 13 žmonių ir ekspertų komisija kandidatus vertino dviem aspektais. Tai yra pirmiausia marketingo vadovo lyderystė ir kitas marketingo vadovavimo departamento efektyvumo 23 metais. Taigi, po pirmojo paraiškų vertinimo etapo buvo išrinkti top 10 stipriausių marketingo vadovų ir vadovių, su kuriais per šiuos 2 popietės ir susitinkame. Kadangi marketingo vadovas dažniausiai yra pilkasis kardinolas, ne visada yra taip ryškiai matomas kaip įmonės vadovas, mums marketingo bendruomenė ypatingai malonu ir įdomu sužinoti daugiau apie juos kaip asmenis ir lyderius. Tad kviečiu jūs įsitraukti į šią diskusiją ir užduoti klausimus. Juos galite užduoti chat mygtuko pagalba. Taip pat primenu, jeigu negalėjote dalyvauti vakar renginyje, gausite įrašą ir labai kviečiu jį peržiūrėti. Ir labai dar svarbi informacija prieš jau pakviečiant į sceną virtualią mūsų šio vakaro dalyvius, tai yra tai, kad jau kitą savaitę, ketvirtadienį, tai yra balandžio 18 diena, visa diena bus skirta marketingo vadovų ir lyderių susitikimui Lima SMU Summit konferencijai, kurią vainikuos apdovanojimų vakaras, kuriame ir sužinosime, kas tapo stipriausių metų marketingo vadovų ar vadovė. Labai kviečiu jūs dalyvauti tiek gyvai, tiek internetu, daugiau Lima puslapyje. Labai norėsim išgirsti jūsų favoritus, o šiandieną į mūsų pokalbį kviečiu ir virtualią sceną likusius 5 stipriausius metų marketingo vadovus. Ir pristatau vėlgi abėcėlės tvarka. Tai kviečiu į virtualią sceną Last Mile marketingo vadovę Ievą Balkevičiūtę. Sveiki. Sveiki. Taip pat Bitė Lietuva marketingo direktorių Aurimą Kapočių. Labą dieną. Sveiki gyvi. Lidl marketingo vadovė Kristina Mažeikytė. Labą dieną. Kesko Senukai marketingo vadovą Vytautą Romeiką. Sveiki. Labas visiems. Taip, ir Keliauk Lietuvoje turizmo rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Dovilė Seliukė. Sveiki. Taip, ir diskusiją moderuoti kviečiu Lima valdybos narę, praeitų metų stipriausia išrinkta marketingo vadovė, Swiss Money pajamų augimo vadovė Giedrė Vilkė. Sveiki visi. Taigi, viskas nuo jūsų puikios diskusijos ir kviečiu nepamirškite dalyvius įsitraukti ir užduoti įdomius klausimus. Gero pokalbio. Ačiū Alvydė už, kaip visada, labai skatinantį intro. Tai mes iš tikrųjų, kaip Alvydė sakė, taip ir pradėsime. Ir jau vakar diskusijos metu, man atrodo, labai aiškiai pasirodė, kad pirmas klausimas teisingas yra tas, kad susipažinkime, supraskime ir žinokime, kokia yra istorija atvedusi kiekvieną jūsų iki šiandienos
čia ir kalbam apie tai, kad na, marketingo vadovų nebūtinai tampa tas, kuris sistemiškai eina per marketingą visą gyvenimą. Gali būti skirtingos sritis, gali būti skirtingos priežastis, kas iš tikrųjų lėmė tai, kad jūs esate čia nominuoti tarp pačių geriausių. Tai būtų labai gera būtent nuo šito klausimo ir pradėti. Ir, na, kviečiu galbūt Ievą prisiminti savo istoriją, kaip ir kodėl mes kalbame čia. Taip seniai šitoje srityje dirbau, kad sunku ir prisiminti, nuo ko prasidėjo. Šiaip tai po studijų iš tikrųjų tai visą laiką buvau įsitikinusi, kad noriu dirbti marketingo srityje. Kelias mano prasidėjo turbūt nuo to, kad studijavau Londone ir grįžusi vienam dideliam holdingui parašiau laišką, kas tuo metu buvo labai taip netipiška, kad aš manau, kad jums reikėtų marketingo ir norėčiau dirbti pas jūs marketingo specialistę. Tai mano karjera prasidėjo šiaip labai kurioziškai, nes iš tikrųjų pasikvietė mane į pokalbį holdingo vadovas. Sakė, mes nieko nesuprantam apie marketingą, bet jeigu tu nori, yra stalas, yra kompiuteris, tai tu, žodžiu, pradėk čia kažką daryti. Tai taip mano kelionė ėjo per tą nekilnojamo turto ar ne sferą kelis metus, 5 metus. Ir aišku, dirbdama su ilgalaikiais projektais, na, nes namą ar biurą pastatyti ištrunka ilgą laikotarpį, tą rezultatą išmatuoti reikia laukti ilgai. Aš vis dėlto nusprendžiau, kad aš noriu eiti į visai kitą rinką, į fast moving goods, kur noriu rezultatų padarai ir pasimatuoji. Padarai ir pasimatuoji. Tai taip atsidūriau per savo karjerą, teko dirbti ir su gamybinėm įmonėm, ir su sveikatingumo įmonėm. Ir prieš 4 metus pradėjau dirbti e-commerce. Ir šiandien, ir turbūt ir dar po 5 metų, ir po 10 metų, aš kažkaip save įsivaizduoju šitoje srityje. Tai aš tiesiog dievinu e-commerce, aš esu visiškai hard userė e-commerce, iš manęs juokiasi draugai, kolegos, kad aš nieko neperku fizinėse parduotuvėse, na, nebent ten labai pasipildymui, bet iš tiesų visas tas turbūt know-how arba inovacijų stebėjimas, viskas ateina per tai, kaip aš patiriu savo kelionę kitose e-commerce platformose. Tai tie mano 4 metai ar ne pačiame e-commerce, dabar 2 metai Last Mile, yra iš tiesų tavo sritis, kur aš įsivaizduoju save, kur aš atradau save turbūt kaip marketingo vadovę, kaip, nežinau, tų rezultatų, ar ne, bet ką ir norėjau visą laiką daryti, paleidžiu projektą, paleidžiu kampaniją ir iškart greitai galiu pamatuoti. Tai man ta matematinė dalis, ta analitinė dalis, kur tu gali greitai įsivertinti ir greitai apsispręsti, ką toliau daryti, mane labai vežė ir taip aš atsidūriau e-commerce ir vis dar Last Mile'as yra tas sritis, kur labai man artima. Tai tiek trumpai. Ačiū, Ieva, būtų sunku man paslėpti šypseną kalbant, kai žmogus kalba apie e-commerce, nepaslaptis, kad turiu relation to this business. Tai smagu tai girdėti ir smagu, kad daugiau žmonių vis atranda, tai kaip gerą verslo šaką, bet iš tikrųjų labai įdomi istorija, nekilnojamas turtas, na ir štai maisto prekių pristatymas, tikrai įdomi kelionė ir spalvinga. Kristina, gal pratęsi, kokia jau pas jūs buvo istorija? Na, tai istorija prasidėjo nuo to, kad aš dirbau pagingo operatorė. Paslauga, kurios šiandien dienai nėra, ir kai pasakoji savo karjeros pradžią, taip, aš pradėjau nuo Omnitel, pradėjau nuo pagingo operatorės darbo ir kuo tai man padėjo kaip marketingo vadovui, tai kad požiūris į klientą ir kliento svarba mane persekioja visą mano profesinę karjerą. Kai tu iš pat apačios prieini prie kliento, supranti, su kokiom problemom jisai susiduria ir tu esi tas techninis darbuotojas, kuris rašo tą žinutę bet kurio paros metu ir supranti, kad tu jam padedi kažkokią tai problemą spręsti. Tai aš pradėjau nuo to ir po to, aišku, ten mano kelionė tęsiasi bankas, skirstomieji tinklai, elektros pardavimas, vėl grįžau į Omnitel ir tuomet prasidėjo mano retailo kelionė. Bet čia yra visą laiką klientas dėmesio centre.
Tai net jeigu žiūrėti į Lidlo viziją, kuri sako tapti pirmo pasirinkimu klientams, ne, tai tas klientas yra viso ko ašis. Tai startinio taško būti šalia kliento ant pačio apatinio karjeros laiptelio ir tuomet augti, ieškoti savęs, nes į marketingą tai aš atėjau po savo studijų Portugalijoje. Tuomet supratau, kad reikia man plėsti, gilinti žinias ir atsiradau Seb-banke ir pradėjau tą savo jau marketinginę karjerą, nes iki tol tai buvau tik tai klientiniai karjerai. Ir po truputį sėmiausi patirties ir niekada neapleidau šitos minties, kad kiekvienas klientas yra labai svarbus, o mažmenoje ypatingai, nes mes neturim pasakymą, retail is detail. Ir kiekvienas kliento noras, pasakymas, pretenzija mus skatina tobulėti. Tai aš už tą klientą verslo centre ir tikiuosi, kad ir toliau man seksis gyvenime turėti klientą šalia savęs. O aišku, skaičiai ir pasimatavimas tai mano kita tokia, sakyčiau, kai nesuprantu, koks yra tikslas ir negaliu jo pamatuoti, tai galiu gulėti, medituoti, kol sugalvoju būdą, kaip tą skaičių atrasti ir tiesiog gauti savo tą atsakymą. Nes, kaip sakau, pilvo jausmas yra labai reikalingas kiekvienam vadovui, bet pilvo jausmo ir skaičių kombinacija yra pati geriausia, kuris geriausiai marketingo vadovas gali turėti. Tai už patirtį, kuri ateina ir gali būti išjausta, turint šalia skaičius, didžiosius skaičius ir tada tik tai gera ateitis kiekvieno iš mūsų. Tai tokia mano istorija. Ačiū, Kristina. Čia tik dar kartą patvirtina faktą, sako, mūsų formuoja vaikystė, mūsų tėvai, mūsų aplinka, ne? Tai va čia ta patirtis, kuri pačioj pradžioj sukosi aplink klientą, apie klientą ir į klientą, akivaizdžiai suformavo ir pasaulėžiūrą, ir strategiją. Labai smagu girdėti. Dovilė. Mano karjera tai prasidėjo iš tikrųjų labai juokingai, nes aš stojau ten, kur yra rinkodara, bet stojau iš tikrųjų nesuprasdama, kur stojau, nes stojau įsivaizduodama, kad ten, kur nereikės skaičių ir matematikos. Tai įsivaizdavau, kad yra taip, bet pradėjus studijuoti ir pradėjus dirbti, supratau, kad yra visiškai kitaip. Bet pasigilinus į tuos dalykus, gimė ta tokia labai, labai stipri meilė rinkodarai, visai komunikacijai ir visam tam išpildymui. Tai iš tiesų aš pradėjau nuo agentūrų, pradėjau realiai nuo ten, kur buvo žodis reklama, jau bet kur. Tai pradėjau spaustuvį, kuri buvo Rusy, net ne išklotom grindimis, bet man svarbiausia, kad buvo žodis reklamos vadybininkas, nes nuo kažko turėjau pradėti. Tai taip aš keliavau per agentūras, tada nusprendžiau, kad ne. Čia kažkoks feikas, man reikia, čia ne tai, ko aš noriu. Ir tada aš perėjau jau į tą kitą barikadų pusę. Perėjau į vieną didžiausių vaikiškų prekių tinklų dirbti, ten pradėjau nuo asistento pozicijos ir augau. Ir beje, mano viena iš tarpinių statelių, kuomet aš bandžiausi skirtingas rolės, norėjau keisti skirtingus produktus nuo retailo. Aš iš tikrųjų kažkada buvau pas Vytautą pokalbį darbo ir man paliko tokį gerą įspūdį, gal, blemba, tai yra žmogus, į kurį norėčiau kada nors lygiuotis. Ir dar man tada jisai pasakė, tu žinok, eik toliau, pas mane čia per žemai, tu eik toliau. Ir tai buvo toks įkvepiantis pokalbis, kad po to su juo aš pradėjau ieškoti kitų pozicijų, tokių platesnių, galbūt atverti kitas galimybės, pasižiūrėti, pasibandyti kitus sektorius. Ir taip aš atsidūriau FMCG. Tenais lygiai taip pat pabandžiau visą tą, kaip Kotleris aprašytų, visą procesą nuo produkto sukūrimo iki jo paleidimo, iki visos reklamos ir visų kitų dalykų. Ir taip aš maliausi iš tiesų nemažai, kokius 8 metus maliausi, darydama tos ir projektus, ir pardavimų skatinimus, ir prekės ženklus, ir žodžiu, visą tą plačiąją masę. Ir tada nutiko iš tikrųjų karas. Ir man toksai atsitiko vertybinių, turbūt sudrebėjo tas mano vertybinis pamatas ir pagalvojau, ką aš iš tikrųjų noriu veikti ir kur yra ta mano prasmė, ko aš noriu.
Ir aš tada pagalvojau, kad aš iš tiesų labai noriu įkvėpti, noriu motyvuoti ir galbūt jau noriu dalintis tuo, ką aš išmokau per tiek metų. Ir taip aš atsidūriau Keliauk Lietuvoje marketingo vadovo rolėje, kur šiai dienai ir darau tai, ko vedina, ko norėjau, tą ir darau. Edukuoju, plečiu tą marketingo suvokimą galbūt, nes esminis skirtumas, kas čia yra kitaip ir kur yra mano didysis turbūt virsmas ir iššūkis, atėjus iš viešojo sektoriaus, atėjus iš privačio į viešąjį sektorių. Tai pati rinkodara jinai nesiskiria iš esmės, jos tikslas tai ar vienur ar kitur yra kitoks. Skiriasi valdymas ir skiriasi tikriausiai pačių organizacijų suvokimas, pačios galbūt visuomenės suvokimas į tam tikrus dalykus, kad ką daro privatus verslas, ką daro viešasis, yra tokių tam tikrų stereotipų. Tai šiai dienai labai džiaugiuosi galėdama diegti tą tokį, pavadinčiau, kad verslo modelį viešajam sektoriui, ir edukuodama ir plėsdama tą rinkodaros požiūrį. Na, Dovilė, sutiktas žmogus, kuris įkvėpia padaryti pokytį ir dabar pačiai tenka daryti įkvėpimą, daryti pokytį kitiems, sakyčiau, kad visiškai gražus ratas ir ciklas. Ir turbūt šitą spiralę būtų gražu, kad suktųsi toliau. Taip mes ir verčiam suktis pasaulį į gerą pusę. Ačiū už istoriją. Vytautai, kad jau buvo paminėtas vardas, kaip ir natūraliai reikia perduoti šitą kamuoliuką pačiam ir išgirsti istoriją, kasgi buvo tas įkvėpimo šaltinis. Tai rinkodarai startavau 2005 metais ir pradėjau nuo pramogų industrijos. Tai buvo tikrai labai linksmas verslas. Dirbome su renginiais, pradžiai su tokiais mažyčiais, kurie įsivystė į masinius koncertus. Tai aš pamenu 2005 metais, tai ką marketingas darė, tai buvo mass medijos pompavimas. Tai buvo telekas, radijas, flyeriai, dar tai vadinam, skrajutės, outdoorai visokie ir viskas. Integruotumo tarpusavyje, aš sakyčiau, labiau replikos per medijo kanalus. Tai sekėsi tikrai įdomiai, padarėm daug labai įdomių projektų ir 2008 metais, aš pamenu, kai nutiko krizė, žmonės pradėjo nebepirkti bilietų, nes tai jau tapo nebe prioritetas. Tai išmigravau į maitinimą. Į Lietuvą buvo atėjęs tinklas Gunbay City. Toksai. Tai prisijungęs prie jo turėjau užduotį įvesti rinką. Tai, sakyčiau, tikrai labai įdomi jauki tokia kryptis, kuri mane vėliau nuvedė į kitą maitinimo tinklą, tai yra Čilė. Tai atėjęs į Čilę, pamenu ir su Kristina ten prasilenkėm, ir su Giedre taip pat, tai atėjęs į Čilę, pradžiai darbavausi su Azijos linija, padarėm tikrai įdomių projektų kaip rebrandingai ir panašiai, o vėliau teko vairuoti jau visą Čilę. Tai irgi, iš tikrųjų tenais pasisėmiau labai daug patirties ir tenai buvo tas būstas kompetencijos, todėl kad ten rinkodara prisideda ne tik tai prie komunikacijos. Ten yra jau ir produkto kūrimas, ir kainodara, vartotojų elgsenos analizės. Ir iš principo tai yra strateginė rolė, kuri nubrėžia, kur turi eiti organizacija. Toliau iš Čilė keliavau į Olibet Group, tai yra Olibetas ir Olympic Casino. Tai startavau Lietuvoje kaip marketingo vadovas, vėliau po kelių metų tapau jau grupės, pasiėmiau atsakomybės. Tai buvo Lietuva, Latvija, Estija, Malta, Italija, Slovakija. Tai iš tikrųjų labai daug skirtingų kultūrų, strateginis lygmuo ir dalyvavimas borde. Tai iš tikrųjų irgi pagrūdino mane kaip marketingo profesionalą. Išėjęs iš šitos organizacijos trumpai prisijungiau prie Fintecho, tai Payray bankas. Tai iš tikrųjų rinkodarą reikėjo statyti nuo nulio vienam, man buvo tiesiog labai įdomu pabandyti supakuoti viską nuo nulio. Tai metukus, man atrodo, aš tenais išbuvau ir išmigravau į senukus. Prie senukų prisijungiau kaip e-commerce marketingo vadovas, išdirbęs nepilną pusmetį. Tapau Kesko senukai Digital generaliniu direktorium ir jau galėjau darbuoti su visų C-leveliu, formuoti komandas ir aišku siekti ambicingų tikslų. Ir pastaruosius metus prisijungiau jau prie grupės, Kesko senukai grupės, kaip marketingo direktorius Baltijos šalims, online'as ir offline'as.
Tai iš principo perėjau per visus marketingo evoliucijos etapus, pradedant nuo mass medijos, tada, kai atsirado digitalas, dar niekas nemokėjo taip normaliai su juo darbuotis, čia dvi paralelės atskiros buvo, po to atsirado integruotumas, tada atsirado socialinė medija kaip nice to have kanalas, kai dabar jau tai yra tiesiog must have kanalas, ypač storytellingų ir panašiai. Toliau buvo tas etapas, kai trendino toks buzzwordas kaip automatizacija, automationas, tai prieš jį aš pamenu dar patys Exceliukais traukdavom duomenis ir bandydavom čia kažkam kažką siuntinėti, gal ateis, užkibs, gal bus ta konversija, gal nebus, o vėliau jau perėjom į tokius įrankius kaip HubSpotai, Salesforce ir panašiai, kas jau automatiškai viską darydavo, pradžioje aišku testuoji hipotezę, o po to jau įdarbini automation. Ir taip nukeliavau iki dabartinės pozicijos, kas yra omnichannel, daugiakanalė prekyba. Tai kliento kelionė, jinai persipina dabar per visus kanalus. Tai yra ir e-commerce'as, tai yra ir fizinė prekyba, tai yra appsai, tai yra skambučių centrai, key accountai ir panašiai. Ir kliento iteracijos jos žiauriai persipina. Tai rinkodara, jinai turi būti grįsta duomenimis, kad suprastų, kas yra tas klientas, kaip jis migruoja tarp medijų ir kaip galima jam sukurti geriausią patirtį. Nes šitoj vietoj, irgi marketingo vadas jis gali būti tas vėliavnešys, kuris ir turi edukuoti organizaciją, kaip marketingas gali prisidėti prie verslo vystymo, kad tai nėra tik tai reklama ir gink-dieve tai nėra vidinė reklamos agentūra, kaip dar kai kur stereotipai yra. Tai jeigu marketingo vadas su teisinga kompetencija ir charakteriu tai rodo, tai tada marketingas P&L suprantamas ne kaip kaštų centras, o kaip vienas pagrindinių verslo variklių. Ir dar vieną įdomų faktą paminėsiu, kad pirmasis mano išsilavinimas yra komercinė teisė. Tai kažkad tais laikais buvo labai madinga arba daktarai, arba teisininkai. Tai kažkaip susidėliau, kad noriu būti teisininkas, bet jau dirbau rinkodaroje besimokydamas teisę, bet po to supratau, kad čia tikrai ne mano sritis ir perėjau kitur. Buvo laikai, kada tikrai buvo tiesiog kelios specialybės, į kurias verta stoti dėl įvaizdžio, ne? Tai, Vytautai, įspūdinga kelionė, bet turbūt ypatingai džiugina ir pačio daug kartų paminėta šitos kelionės pavyzdys yra būtent strateginė marketingo dalis ir turbūt ypatingai paskutiniai vietų tas toks laipteliai tiesiog akivaizdžiai parodo, kad vis reikia išplėsti, nes tu supranti, kad marketingą reikia paliesti produktą, reikia paliesti servisą, tada reikia paliesti e-commerce, reikia sujungti su retail ir taip važiuoja ta piramidė į viršų. Ačiū labai už šitą istoriją. Tai retailą pakalbėjom, omnichannel buvo ir, kaip be telekomunikacijų. Tiesiog nebūna jokių pokalbių, kas nors iš šitos kategorijos nebūtų pakalbėję. Taip, Aurimai, perduodu žodį. Ja, tai ačiū, Giedrė. Tai smagu, klausant kolegų, tikrai randu daug bendrų dalykų ir savo kelioniai, bet man Dovilės patiko pasakymas, kaip jinai ėjo į marketingą, ieškodama ne skaičių, bet tos kitos dalies, tai aš didžiąją dalį savo nuo paauglystės iki studijų save programavau kaip finansų žmogų ir baigiau finansus, matematiką ir tada atsitiko gyvenimas ir visiškai kardinaliai, 180 laipsnių pakeičiau sritį. Steve Jobsas berods tuo metu kaip tik išleido ir pristatė pirmą iPhone'ą, kas mane ir nubloškė į telekomunikaciją, supratau, kad bankų sektorius palauks, turiu eiti čia. Ir štai nuo 1 iki 15 iPhone'o aš vis dar telekomunikacijose. Tai per tą ciklą daug dalykų pasikeitė ir įvyko, tai teko prisiliesti prie visų įmanomų segmentų mūsų rinkoje, tai nuo išankstinio apmokėjimo paslaugos iki privačių klientų ir darbo su jais, tai ir tada B2B pozicija ir finale gavosi tai, kas apjungia iš esmės visą telekomunikacijų rinkodarą, tai yra visi segmentai, visi sprendimai ir šiai dienai esu čia. Tai toks sutrumpinta versija mano kelio tame tarpe, kas 2-3 metai, kažkokios naujos atsakomybės, nauji iššūkiai ir štai aš esu čia. Šiaip įdomu, sunku nepaminėti, kalbant apie kelionę, tokį faktą, turbūt visiems teko matyti dažnai rodomą tyrimą,
iš kokios specialybės dažniausiai tampa CEO. Ir esminiai 2 faktai. Tai dažniausiai iš CFO ir mažiausiai iš CMO. Tai tiesiog man priminė šitą istoriją, kadangi Aurimas paminėjo finansinį sektorių, tai štai dažniausias faktorius ir Vytautas buvo labai gera demonstracija to rečiausio atveju, bet vis tik vykstančio. Ir kad jau kalbėjom apie kelionę ir istoriją ir norisi tam truputį lygmenį ir pabūti, dėl to, kad tai yra kelionė augimas, ne? Visi vienaip ar kitaip augome per skirtingas funkcijas, pareigybės. Ir kadangi, manau, auditorijoje yra nemažai žmonių, kuriems gali būti aktualu, tai kaip ten nueiti, tai mes neišvengsim temos to nuolatinio besimokynimuose. Ir čia ir norėtųsi suformuoluoti klausimą, tai kaip mokinasi arba iš ko semiasi žinių šiuolaikinis CMO. Dovilė, taip gražiai šypsosi, negaliu nepakalbinti. Aš tai šypsausi, nes Aurimas šitą apie tos skaičius kalba ir jūs jaučiat, kaip aš nudegiau. Ėjau ten, kur nereikia skaičių, susideginau lygioj vietoj. Bet jeigu kalbant apie tai, kaip aš mokausi ir kaip aš tobulėju, tai kaip tik šiuos metus pradėjau nuo labai daug įvairiausių skirtingų, tai reikėtų dar čia pagilinti žinias, čia reikėtų pagilinti žinias, čia dirbtinis intelektas trendina, gal reikėtų ir čia pagilinti žinias. Ir kai vienuose mokymuose man atsiuntė, tai sveikinu, panašu, kad ir tu amžina studentė. Tai turbūt vienas iš tų dalykų ir yra, kad aš amžina studentė ir turbūt tokia ir liksiu, nes man atrodo blogiausia, koks gali būti vadovas, tai tas, kuris viską žino. Tai aš esu ta, kuri labai drąsiai pripažįsta, kad aš nežinau, bet mes visada galime surasti atsakymą kartu arba rasti jį bandydami. Tai be to mano nuolatinio ieškojimo tam tikrų atsakymų į kylančius klausimus kažkokiuose ar ištekliuose, ar seminaruose, ar kursuose, ar paskaitose, ar limoje, ar diskutuojant su kitais žmonėmis. Be viso to dar turiu ir komandą, kurią lygiai taip pat labai skatinu imtis dalykų, kurių jie nežino. Imti ir daryti, nes išmokti galima ir darimo būdu. Darai, straglini, ieškai, mokais ir tobulėjai. Ir man atrodo, tas mokymosi būdas yra dar efektyvesnis, negu tiesiog kažkur perskaityti, paklausyti, o savo kailio atsisėsti, biški padegti, biški įsignypti ir tada važiuoti toliau. Tai mano tas tobulėjimas ir yra nuolatinis smalsumas ir ieškojimas, kas gali padėti, kas yra naujo, ką reikėtų žinoti. Ir ėjimas ten, smalsios akys ir norėjimas žinoti. Kristina, apie tą patį mokymąsi, tai gal kitų kampų, ne? Tai kokie tie šaltiniai, įvairiai gali mokintis, mes visi turbūt žinom ir turim fantazijos. Gal labiau iš to, kas labiausiai pasiteisino, ne? Ką iš tikrųjų galėtum rekomenduoti ir tau pačiai duoda daugiausiai vertės. Žinai, Giedrė, kaip tik antradienį turėjau pokalbį su Daliumi Misiūnu ir jisai sako, kaip tau atrodo, koks yra geriausias būdas išmokti naujų dalykų. Ir žinai, koks atsakymas yra labai paprastas. Tiesiai į akį, eiti pačiam dėstyti. Tai reiškia, kad kai tu dėstai, išmoksti dalykus, kurių galbūt nebūni įsigilinęs, nes kad išaiškintum auditorijai, reikia turėti to pasikaustimo teorinio ir praktinio. Tai aš antrus metus dėstau Atomic Gardene ir mane pasikvietė dabar dar dėstyti į ESM-ą. Tai aš turiu tikrai ką veikti, nes pasiruošti paskaitom ir reiškia ne tik knygą kažkokią perskaityti toje disciplinoje, bet krūvą podcastų paklausyti su kolegom. Tada iš tikrųjų mokaisi tikrai tą žodžio prasme. Ir tada savo komandą kažkaip tai challenge'ini labiau ir duodi jiems laisvės daryti eksperimentus, galbūt tam tikrą kažkokį tai nori hipotezę pasitikrinti. Tai mano dabar naujas atrastas būdas, kaip mokytis, eiti dėstyti. Nuostabu, iš tikrųjų labai labai geras patarimas, čia kaip vaikui sako, pakartok, ką supratai. Ir tada supranti, ar tikrai suprato, ne? Tai pakartoti, ką supratai auditorijai. Nuostabus patarimas. Skatinam visus eiti dėstyti, arba bent jau aiškinti vaikams. Taip, skatinam eiti dėstyti, nes iš tikrųjų dėstytojų trūksta. Ačiū labai, Kristina, Vytautai, taip emocingai reaguoji, galvoju, gali kažką pridėti.
Ne, iš tikrųjų tikrai pritariu Kristinai. Mentorystę užsiemu. Iš tikrųjų, kai jauti atsakomybę už kitus žmonės, tai ir pats turi tikrai pasitempti toje srityje. Nes kai matai, kai auga kiti žmonės, ypač būsimieji profesionalai, būsimieji vadovai, ir jeigu matai, kad jie daro kažkokias klaidas, tu prisiemi savo atsakomybę už tai. Lygiai tas pats yra ir su komandomis. Tai tu mokydamas juos, tu mokaisi pats. Bet bazė, iš kur semiuosi, tai aš sakyčiau, tai yra savirefleksija ir emocinio intelekto lavinimas. Paaiškinsiu, kokią rutiną aš turiu ir praktikuoju gal kokius 7-8 metus. Kiekvieną sekmadienį atsikeldamas verčiu sąsiuvinį, ranka rašausi, turiu tokią struktūrą: ilgalaikiai tikslai, trumpalaikiai tikslai ir savaitės refleksija. Ką tai reiškia? Susirašau kertinius įvykius, kurie yra įvykę per savaitę, ir šalia jų susidedu emocijas, kaip aš tada jaučiausi, ar aš buvau piktas, ar aš buvau motyvuotas, ar aš buvau demotyvuotas. Tada ten kokiam nors susirinkime, tarkim, darbė nežinojau kažkokios temos, arba man trūko informacijos kažkokios. Tai visą laiką tą susidedu ir po to, kai savaitės bėga, atsiverčiu atgal, kągi aš tenais rašiau. Ir ten pat savo aš sakau, kad žiūrėk, tokie įvykiai mane motyvuoja, tokie mane demotyvuoja. Tada tu jau konstruoji, galvoji, aha, kaip man reikia mokintis valdyti savo emocijas tokiose situacijose, nes dabar, kai praeina jau kažkiek tai laiko, man tos situacijos yra juokingos, o tada aš pykau. Lygiai taip pat yra su skillsais, su įgūdžiais ir kompetencijomis. Jeigu dalyvaudamas jaučiuosi silpnas kurioje nors srityje, pamatau, kad kartojasi tam tikri sektoriai, ir aišku, iš tos informacijos pasidarau savo planą, kaip gilinu žinias. O tai aišku, jau yra knygos, podcastai, konferencijos, moduliai kokie nors mokymosi. Taipogi, verta būtų paminėti, kad tenka važinėti po 200 km į dieną į darbą, tai į Kauną. Tai vėlgi, kaip nepaversti problemos galimybę. Tai audiobookai, podcastai yra geriausias sprendimas pagreitinti tą laiką. Vakarais podcastai, nes galva sproksta, o rytais inspiracijai tai yra literatūra. Tai Vytautai, dabar privalai paminėti arba paskutinį, arba tiesiog tas, kuris dabar pirmas ateis. Kokią rekomendaciją podcast'o dabar klausantiem, kurie gali greit užsirašyti? Masters of Scale, sakyčiau, šitas turbūt būtų. Jo, o knyga, tai dabar kas šauna top of mindas, tai How Brands Grow. Tai labai gera knygutė su skaičiais, kaip blendinasi, miksuojasi kūrybiškumas ir skaičiai. Ir tikrai tą galima ir išmatuoti, ir sudėlioti gražią sinergiją per kūrybiškumą ir skaičių. Puikiai, ačiū Vytautai, tikiuosi visi spėtų įsirašyti ir jau vakare paklausysim vieną arba kelis. Ieva, kokie pačios paslaptingiai arba vieši būdai mokintis? Slaptingos kaip nieko nėra. Aš tai manau, kad daug labai man mokymus ir augimo suteikia networkingas. Iš tikrųjų turiu bendruomenę marketingistų, komunikacijos specialistų, turim tokį kaip ir būrį, kur susitinkam ir dalinamės gerosiamis ir blogosiamis praktikomis. Galim pasidalinti tam tikrais klausimais, tai man atrodo, čia toks geras dalykas, ne tik apie kampanijas, apie kažkokius iššūkius darbinius, mes galim ir apie komandą pasidalinti, o kaip jūs susidurėt su tokiais iššūkiais ir tokiais, tai išgirsti kažkokių gerų praktikų, kurių tu dar net nesi išbandęs ir gali pasitestuoti. Tai aš sakyčiau, networkas yra labai didelę reikšmę aš tam suteikiu, nes mūsų įmonė priklauso ir dideliai vokiečių grupė, tai mes turim galimybę ir diskutuoti su digital specialistais iš Vokietijos, pasikeisti tomis praktikomis, pasidalinti, kaip jie sprendžia tam tikrus iššūkius. Galų gale ten bet kokį įrankį renkantis, tu gali apsiklausti labai daug žmonių. Aš apskritai galvoju, kad dabar yra, nežinau, ta LinkedIn bendruomenė, jinai tokia yra atvira, kad tu gali bet kokį klausimą parašyti bet kokiam žmogui ir žmonės yra tokie atviri pasidalinti savo praktiką. Mes, pavyzdžiui, ten, nežinau, renkamės kažkokį automation tools, jų ten yra begalė. Tai tu gali parašyti keliem ten dideliem, nežinau, dideliem organizacijom ekspertam, kokį jūs naudojat, kokią jūs praktiką turit. Ir labai, tokių, sakyčiau, labai taip pakomentuoja, patarė nuoširdžiai. Tai aš sakyčiau, kad kartais
mes sureikšminam, nežinau, kažko nežinojimas, ne, tai tu tiesiog yra daug žmonių, kurie žino, tai tu gali paklausti, net jeigu tu nepažįsti. Kažkada kreipėmės į senukus, aš esu parašęs marketingo vadovui vienu klausimu, kuris man atrodė, kad senukai geriausiai žinotų atsakymą. Tai, atrodo, žmogus sako, tai gerai, duosiu telefoną, pasiskambink ir pakonsultuosiu tave. Tai man čia yra toks visiškai kitokio tipo, ar ne, kad mes tą bendruomenę dabar esam tokia didelė, tokia atvira. Tai čia viena dalis turbūt, tai čia tokia labiau kompetencijų augimui. Kita pusė, tai ta asmenybinė dalis, ne, charakterinė, ta vadovavimo dalis. Tai iš tikrųjų aš turiu coacherį, kur mes susitinkam tam tikrų metų, ar ne, kiekvieną savaitę ir aptariam vadybinius tuos gebėjimus, ar ne, tuos iššūkius, su kuriais aš susiduriu, nežinau, įmonėje, su komandoje, aptarėme, nežinau, struktūros formavime, ar ne, tokių gal softinių, kaip aš sakau, skillsų tobulinime. Ir trečias, turbūt, kad mokausi iš komandos nemažai dėl to, kad yra specifinių tų žinių, specifinių kompetencijų. Pati komandos nariams samdau mentorius iš didelių organizacijų, ar ne, būna netvarkė sutinki ir tu matai, jisai galėtų pamentorinti mano komandos narį ir jie būtų lygiaverčiai pašnekovai apie savo sritį, ar ne. Tai diskutuodama, ar ne, su komandos nariais, įsitraukiu ir su jų mentoriais į diskusijas ir daug dalykų sužinau iš tų mentorių, iš savo komandos narių, nes matau, kaip nuolat jie auga besimokydami mentorių. Ieva, labai ačiū. Man atrodo, žmogus žmogui, ne, mentorystė, labai gera tema paliesta. Ir aš galvoju, kad jau tai pavirstų tokia praktika. Tikiu, kad daug kas pagalvoja, ne visi padaro. Patark, nuo ko pradėti, jeigu žmogus sugalvoja susirasti mentorių, kaip pati galbūt susiradai, ne, ir koks tas būtų tipsas, kad jau rytoj tie, kurie tik galvoja, paimtų ir padarytų tos pirmus žingsnius. Aš tai sakyčiau, jeigu yra žmonių, kuriais jūs žavitės ir jums patinka, arba jūs laikote savo srities ekspertais, tai užtenka parašyti. Aš pati iš tiesų esu nustebus, kaip žmonės man parašo, kad Ieva, aš pastebėjau, kad jūs čia labai smagiai darbuojatės, gal jūs galėtumėt mane, nežinau, ten kelis mėnesius pamentorinti, turiu tokį projektą, nežinau, kaip įgyveninti. Nuo ko pradėti, net nežinau, ne? Ir tada mes susidėliojom tam tikrus pamatus, susidėliojom, kaip tam žmogui tą projektą įgyvendinti. Tai, man atrodo, sakau, taip šiais laikais paprasta. Aš, pavyzdžiui, ne, ieškodama mentoriaus, norėjau global gal daugiau, tai aš tiesiog nuėjau pas savo vadovą ir sakau, mes priklausom dideliai grupiai. Ar tu galėtum, ar ne, kuri ta grupė turi inovacijų skyrių, digital ir inovacijų skyrių. Ar tu galėtum parekomenduoti ir suvesti mane su tinkamai žmonėmis, su kuriais aš galėčiau pasitarti, pasikonsultuoti, pasidalinti praktikomis, nes, ir man kažką papasako, ir aš galiu papasakoti, ar ne, tai yra žinių iš esmės apsikeitimas. Man atrodo, šiais laikais yra taip paprasta, tiesiog, kas tau įdomu, kokia tema, koks tau pranešėjas įdomus, nežinau, kažkokios įmonės CMO, tau labai imponuoja. Tai tiesiog LinkedIn parašai žinutę, šiais laikais taip paprasta. Aš esu tikrai nustebus, kaip žmonės atvirai linkę padėti vieni kitiems. Gal tik dar tas nėra taip įprasta, ar ne? Nes kažkaip keista atrodo, tai kaip aš čia dabar nepažįstu žmogaus ir kaip aš jam dabar čia rašysiu. O kodėl ne? Tai atsakymą ne, mes visada jau turime. O gal gausi atsakymą taip? Ačiū, Ieva, aš tikiuosi, kad tikrai kažką įkvėpia, imtis to veiksmo ir daugiau bus mentorių po šios dienos. Aurimai, uždarom tą ciklą. Kokios tos mokymus praktikos? Tai aš gal net sąlyginai pratęsiu Ievos mintį. Aš noriu tokias išskirti dvi grupės, ne įkvėpimo, bet kaip ir žinių kompetencijos, kur turi kiekvienas verslas matyti ir aš tuo neretai naudojusi pats, tai yra mūsų partneriai, su kuriais dirbam, ir klientai. Tai iš tiesų sektorius dėkingas kaip telekomunikacijos, jog visi verslai yra mūsų klientai, kaip sektoriaus, ar ne, tai visi naudojasi. Tai galimybė prisiliesti prie klientų verslų yra tikrai nemaža
visada rasi verslų, kurie sprendė vienokią ar kitokią problemą, kurią galbūt tu turi šiai dienai, turėsi, arba turi labai gerą pavyzdį klientų, kurie daro labai kažką išskirtinai gerai. Tai kas tikrai pasiteisina, tai yra, kaip Ieva sakė, LinkedInas yra open, tai klientai, kurie pasitikė tavim, tu dirbi ne vienus metus, visada mielai pasidalina gerosiom praktikom arba klaidom, arba tai, kas tavo aktualu visuomet, tai tas sesijas mes propaguojam, turim, matyt, per metus ne vieną klientą pakalbinom vienu ar kitu klausimu, kartais išplečiam į tam tikras darbo grupės, mes pasidalinam, iš klientų gaunam feedbacką. Tai manau, šita dalis tikrai yra vienas iš tų kompetencijų auginimo dalykų, kuris nieko nekainuoja. Ne? Ir tu praplėsdamas, išeidamas iš savo sektoriaus, matai, kad kiti sektoriai kartu ir skirtingi, bet kartu sprendžia tas pačias problemas, ne? Nes laikai yra panašus, ne? Ir iššūkiai neretai yra irgi labai panašus. Tai tiesiog gal tokia rekomendacija iš mano pusės, tai yra išeiti iš savo sektoriaus ribų ir pasikalbėti su savo klientais, partneriais, kur visi versluose tikrai turi. Vienas verslas dažniausiai be kitų stakeholderių nepadaro dalykų. Tai tokia mano mintis būtų. Nu tai ką, išsiaiškinom, kaip augti, kaip sužinoti dalykus, atsakymus į dalykus, kuriuos atsakymų nežinojom iki šiol. Negalim vien tik sugarcoatinti, kaip sakoma, turim pakalbėti ir apie kažkokius tai iššūkius ir problemas, su kuriuom susiduriam, nes vis tiek yra labai smalsu sužinoti, ypatingai, jeigu kas nors nepasisekė, ypatingai, jeigu kas nors buvo ypatingai sunku, čia yra tokia įdomioji tema ir kaipgi be jos. Ir aš galvoju, kad gal kažkokią tai istoriją iš savo istorijų lobyno galėtų ištraukti Vytautas. Kalbant apie iššūkius ir reflektuojant praėjusius metus, 23, tai turbūt didžiausias iššūkis būtų global commerce, turbūt. Aš jau apie rinkas kalbu, nes vienas dalykas, kai mes kariaujame ir pešamės dėl klientų dėmesio ir kliento pritraukimo savo rinkose, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, bet tarkim pasižiūrėti, kaip dabar jau pasikeitė vartotojų įpročiai. Ir kai anksčiau prieš 10 metų galima buvo užsisakyti iš Kinijos kažkokias prekes, AliExpress ir 2 mėnesius laukti, kol jos atkeliauja, o dabar 10 dienų žiūrėk ir jau vietoj. Tai lygiai tas pats yra tas pats Amazonas ir panašiai. Tai jau ta konkurencija, jinai jau išeina iš mūsų Baltijos šalių geografijos. Ir tu konkuruoji daug plačiau. Kiti iššūkiai, tokie labiau su žmogiškaisiais ištekliais susiję, tai yra talentų pritraukimas ir išlaikymas. Tai turbūt mažai kas dabar planuoja savo karjerą 10 metų toj pačioj organizacijai. Tai jeigu vadovas neužtikrina jam karjeros viziją, tiksliau nepadeda išsigryninti karjeros vizijos ir neaugina to žmogaus, tai žmonės išeina, jie šokinėja. Ir plus iš Lietuvos tu dabar puikiausiai gali dirbti Portugalijai, Ispanijai arba dar kur nors. Tai yra easy. Tai ta žmonių pritraukimas ir jų išlaikymas, aš sakyčiau, vienas didžiausių yra iššūkių, nes ypač mažmeniniai prekyboje, tai tos kompetencijos, technologinės kompetencijos, čia yra didžiulė paklausa ir tikrai reikia tų specialistų. Tai kalbant apie marketingą, kalbant apie IT, jų tikrai trūksta. Ir tikrai nemažai yra įmonių, kurios siūlo fantastiškas sąlygas, net nebūtinai Lietuvoje, o gal net kažkur kitur. Tai aš sakyčiau, ne tik tai kova dėl kliento, bet kova ir dėl talento. Tai čia tokie 2 pagrindiniai turbūt iššūkiai. Nekalbėsiu apie tokius kaip užtikrinti geresnę išleisto euro gražą, ROI, ROAS kokį, nes tai yra obvious, tai yra akivaizdu. Mes visi dėl to dirbame ir turime parodyti, kad mes mokame skaičiuoti, kad mes žinome, ką darom ir kad marketingas nėra kaštų centras. Tai gali būti vienas pagrindinių smuikų orkestre, jeigu teisingai sukalibruotas. Bet aš sakyčiau, šitie 2 iššūkiai būtų pagrindiniai. Na, toks jau fundamentalus iššūkis paliestas global, local, mūsų verslai praranda sienas ir turbūt vėlgi tokio praktinio keiso, tai koks tas vienas arba insightas, arba kažkokia įžvalga, ta prasme, kurią galėtų galbūt pritaikyti ir klausantis, tai kaip kovot?
Kaip šitą iššūkį spręsti? Aš suprantu, kad čia gali būti tema visai dienai, bet kažkokią tai praktinį pavyzdį būtų įdomu išgirsti. Gerinti kliento patirtį, aišku, tai per daug plačiai skamba, bet tas visas integruotumas tarp visų kanalų ir kad klientui būtų patogu, vis tiek tai yra kažkiek prisideda prie lojalumo didinimo kliento, ne? Nes daug kas lojalumą supranta kaip direct marketingą, pompuojam, automatizuojam ir čia yra lojalumas. Nu ne, egzistuoja ir brandas, ne, ir emocinis prisirišimas prie to brando. Tai aš sakyčiau, kad fokusas būtent į tą patį brandą ir koks yra ryšys tarp brandų ir tarp kliento, kad tam tikroje kategorijoje tave pasirinktų patį pirmą. Nu, tai top of mindas, jeigu bendrai, nu tai gerai, kad pasako, bet jeigu tu klasterizuoji per mažesnius segmentus, tu supranti, kad tam tikros tikslinės auditorijos, tai 100 metų tavo brandas, tai jisai net neaktualus tenais yra. Tai suprasti klientų segmentus ir auginti tą brandų lojalumą brandui, atsiprašau, būtent toje kategorijoje. Ačiū Vytautai. Kristina, gal galėtum perimti, papildant savo mintimis? Aš tai tiesiog pratęsiu Vytauto temą apie vertės klientų įkūrimą. Nes marketingas yra apie tai, kiek mes tos vertės sukuriam ir kiek tie mūsų potencialus ar esami pirkėjai nori pas mus sugrįžti arba nori naujieji ateiti. Tai koks mano iššūkis, tai kad mažmenoje yra labai daug pokyčių. Vienas ant kito. Ir iš tikrųjų, ar darydami daugiau, mes sukuriam daugiau vertės. Ir man, turėdami mažiau, turėtumėm sukurti daugiau vertės, nes kol mes kuriam tam tikrą veiksmą, jo jau nebereikia. Ir jau yra kita mintis, kuri užbėga kaip nauja ir ją reikia jau daryti. Ir net tai, kad tau ten reikėjo surinkti duomenis ir kažką pasianalizuoti, kad tu galėtum prieiti prie tam tikros įžvalgos, tai jau padedi į stalčių ir tada jau bėgi daryti kažkokio tai kito darbo. Tai aš sakyčiau, tas greitis, kuris dabar atsiradęs rinkodarai yra, mažmenoj ypatingai, tai tu turi bėgti greičiau, negu bėga tavo klientai, bėgti 2 kartus greičiau, negu bėga tavo konkurentai ir kurti visą laiką inovacijas. Tai inovacijos yra tas driveris, net ir tokioj, tradiciniai mažmeniniai prekybui kaip maisto prekyba, tai tas yra neišvengiamas procesas. Tai negailėti, dėti į stalčius tai, kas yra nepadaryta ir imti tikrai naujus iššūkius, kurie ateina ir ieškoti sprendimų. Tai ir mūsų visa organizacija transformuojasi dėl to, kad tai, kas veikia galbūt 7 paskutinius metus, staiga paskutiniai metai ima ir nebeveikia. Tai reikia prisitaikyti, o kaip dar vienas sako, išlieka tie, kurie geba geriausiai prisitaikyti. Tai mano palinkėjimas klausytojams, kad iš tikrųjų darydami mažiau turėtumėte sukurti daugiau vertės klientų ir nedaryti visko, ką jums sako. Na, iš tikrųjų, velniškas greitis yra mūsų rinkoje šiai dienai. Ir Ieva jau šypsosi, geras hintas buvo, sunku nesusijęti šitų 2 dalykų. Tai kokie iššūkiai čia, iš tikrųjų, ar jie nėra irgi susijęs su globaliais žaidėjais? Ir kaip sekasi su to kovoti? Aš taip antrinsiu iš tikrųjų Kristinai, nes mes irgi e-commerce'as, bet mažmeninė prekyba, ar ne, tai tas greitis dabar mūsų gal dėkingesnė gal situacija dėl to, kad mes e-commerce'as ir skirtingai, ką darom nuo konkurentų, mes esam prisėmę tokią strategiją, kad mes galim pakeisti ir nelaukti, ne? Tu susitapini kampaniją ir lauki 2 savaitės, kol ten rezultatas ateis. Bet tu realiai jau matai ten per 4 dienas, kažkaip netaip važiuoja, kažkas čia negerai. Tai mes imamės, keičiam turinį, ar ne, gal copyrightas negeras, gal offeris negeras klientui, ar ne, netrigerina. Tai aš sakyčiau, tas greitis ir tas lankstumas, kad tai, ką nusprendėm vakar, nereiškia, kad šiandien taip ir darysim. Tai jeigu mes taip planuojam, tarkim, ilgalaikius tikslus turim, ar ne, apskritai marketingas mūsų organizacijoje atliepia verslo tikslus, tai mes turim tos ilgalaikius tikslus, susidedam tokiais sprintais ir tada prisimam tokią atsakomybę, kad mes visada galim pakeisti. Tai, ką galvojam darysim kitą mėnesį, arba nežinau, rytoj, arba pirmadienį, mes galim visiškai pakeisti, lygiai taip pat kaip ir šiandien diskutuodami, kad
nežinau, tarkim, jeigu yra rezultatai kažkokie tai netokie džiuginantis, kaip norėtumėm, dar yra penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, dar savaitė nesibaigė, mes dar galim pakeisti rezultatus. Tai čia turbūt privalumas yra e-commerce. Šita vertybė, ta velniškas greitis, ne tik apie tai, kad mes greitai pristatom klientam prekes, bet šita vertybė mes vadovaujamės ir įmonėje. Ir čia gal, kadangi Giedrė prašy pasidalinti kažkokiom, tokiais failais, tai galiu papasakoti iš tikrųjų failų, kad šiek tiek to gyvų pavyzdžių būtų, ar ne? Tai mes pernai turėjome vieną tikrai neblogą kampaniją, susirinkome duomenis, atrodo, geras oferis, gerai įvykdyti KPI-sai, kartojam. Tik aišku, kartojam jau kitų metų, ar ne, kitas mėnuo, pastiprinam vizualiką, pastiprinam visą turinį, kaip mes iškomunikuosim, ar ne, nes matėm potencialo, susidėliojam KPI-sus, susidėliojam rezultatus, mes visą laiką susiprognozuojam, ar ne, pasidarom forecastą, tai kiekgi čia mes pritrauksim klientų, kiek pirks, kiek grįš, kiek išleisim pinigų, ar ne, kiek investuosim į tą, koks bus mūsų ROI. Ir pasidarom forecastą ir pasidvignom, jeigu tarkim, čia tai bus wow, vyva, nežinau, kažkokia kampanija ir tarkim forecastas kartu. Ir tokia viena maža detalė. Paleidžiam kampaniją, ir pradeda žmonės pirkti ir tą kampaniją matom, kaip tiesiog mūsų pinigai ne kart 2, o kart 7. Tai tiesiog atsirado vartotojų, kurie rado, nežinau kaip tai vadinti, skylę ar ne, pačioje platformoje ir sugalvojo, kaip apgauti, apeiti sistemą, ko mes net nebuvom sugalvoję, arba ta skylė jinai buvo jau kurį laiką, ir nei su pirma kampanija to nebuvo, nei su kitomis kampanijomis. Bet va čia tiesiog turbūt tas toksai irgi word of mouth. Vienas padaro, tada papasako kitam, tada trečiam kaimynui, ketvirtam ir tada matom, kaip pučiasi burbulas ir visi, žodžiu, daro tos užsakymų daug, o mūsų tie kaštai tik didėja ir didėja. Tai labai gera pamoka mums buvo pasižiūrėti visus ten A, B, C, D, E variantus, kas galėtų nutikti. Ir pasižiūrėti mes dabar žiūrim, paleidžiam kampaniją, jeigu aš norėčiau apgauti sistemą, kaip aš apeičiau dabar šitą kampaniją, ne? Kaip aš pasinaudočiau ją taip, kad galėčiau kuo daugiau nupirkti, bet, žodžiu, ne pagal sąlygas. Tai šiaip įdomus keisas, kuris labai daug atvėrė mums tokių akių, kaip po to konstruoti visas likusias kampanijas, ar ne? Kaip apsisaugoti ir kur užsidėti saugiklius. Na taip ir sakoma, kad klientas yra geriausias kuenėjus, ne? Mes galim samdyti visą armiją testuotojų, bet kaip taisyklė, klientas ras gudresnį būdą patestuot. Manau, kad ne vienas turit panašių istorijų ir tik turim džiaugtis, kad, jie mums, kaip sakoma, atlieka tą darbą, kurį turėtume pasidaryti patys. Ačiū už gražią ir pamokančią istoriją. Ir Dovilė, mes, kalbėdami apie iššūkius ir kaip su jais dorojamės, pati ir tokį funkciją dabar atlieka, Lietuvos atstovavimą, netgi galima sakyti. Ir kažkaip norisi man dar truputėlį pasukti šitą klausimą į tokią. Mes kalbame ir renkame geriausią Lietuvos CMO. Turbūt teko girdėti, kad yra pirmoji iniciatyva išrinkti ir geriausią Europos CMO. Ir pasukim tą diskusiją, tie iššūkiai jau ne kartą buvo paminėti, jie iš tikrųjų panašus ir globaliai. Ne? Tos problemos, ar paimsim Vokietijos CMO dabar kalbantį, ar Lietuvos, turbūt tikrai daugelį atvejų pasikartos. Ne vienas jūsų dirba tarptautinėse organizacijose. Ir jau buvo paminėta, yra ir mentoriai skirtingų šalių. Reiškia, tas pajautimas tikrai yra. Taigi, ko trūksta, kad Lietuvos CMO galėtų tapti Europos CMO geriausiu? Ko trūksta, ar ne? Toks labai įdomus klausimas, nes aš visą laiką, kol kolegas kalbėjau, galvojau apie tą klausimą pirminį ir supratau, aš sugrįšiu prie tavo klausimą, bet aš supratau, kad mano iššūkiai yra visiškai kitokie.
negu esančiųjų versle, nes kas atrodo pakankamai suprantami dalykai ir basic dalykai pamatuoti tam tikrą savo kampanijos ar nuveikto veiksmo rezultatą čia ir dabar arba greitoj perspektyvai. Tai iš esmės turizmas neturi tokios galimybės pamatuoti čia ir dabar, nes mes esam pririšti prie statistikos departamento duomenų, turisto ten sprendimo priėmimo laikas, jis yra gerokai ilgesnis ir mes turim tokią labai užsitęsusią juostelę, kas netgi tą elementarų atrodo ABC pamatuojamumą labai apsunkina. Tai čia vienas iš tų dalykų. O ko mums trūksta, kad galėtume tapti Europos CMO, tai man atrodo mums nieko netrūksta. Iš esmės mums trūksta tik išeiti ir pasakyti apie save. Mes labai dažnai turime tą tokį patys savų kompleksų susigalvoja arba tą tokį imposterio sindromą, kad gal čia ne dabar, gal mums kažko trūksta, gal čia kažkas yra nepakankamas kažkur, nors iš tikrųjų tai visiškai taip nėra. Tos problemos, kaip pati minėjai, jos yra panašios, sprendimo būdai yra panašus. Iš esmės, CMO viena iš dalių yra, vienas iš sėkmės turbūt dalių yra gebėjimas save reprezentuoti savo mintis, papasakoti savo idėjas. Tai man atrodo, šioje vietoje mes turime tikrai tarptautinių prekinių ženklų, turime tarptautinių patirčių, turime žinių, turime tarptautinių SMP tų pačių sertifikavimo pavyzdžių, kurie yra pripažįstami tarptautiniu mastu. Tai tiesiog reikia eiti, kalbėti, rodyti ir įkvėpti galbūt kitus. Ačiū, Dovilė, taip tikrai įkvepiančiai nuskambėjo. Ir Aurimui teks perimti stafetę. Apibendrinti vėl. Taip, kažkaip čia gaunasi. Taip, jo, tai iš tiesų aš begalvodamas vis tiek pavyzdžiais įdomiausia matyti, tai mūsų rinkoje turim įvairių pavyzdžių apie iššūkius ir kaip jie pasibaigia gerai arba blogai, tai aš gal tokius tame greityje stipri dedamoji mūsų industrijoje yra technologijos, ar ne, ir technologijos ir inertiškumas pačių organizacijų ir kaip tu greit prisitaikai. Tai ką tai reiškia, arba tu esi disruptorius ir ieškai naujų vertikalių, kur tai ne, arba ateina pas tave ir kažkas sudisruptina. Tai matyti iš sektoriaus ir konkrečiai iš mūsų pavyzdys toks būtų, kada besikeičiančios technologijos iš esmės nužudė labai potencialiai gerą paslaugą ir atėję žaidėjai aplenkė. Tai jeigu atsimenat, prieš 4 metus buvo tokia platforma mokėjimų Moku, kur buvo šviesi ateitis, iki kol iš esmės atėjusios technologijos, aplikacijų paplitimas ir išmaniųjų telefonų, iš esmės penetracijos išaugimas, iš esmės suvalgė mūsų tą kaip industrijos paslaugą, kur tikrai buvo perspektyvi gera, bet iš esmės tave suvalgė besikeičiančios technologijos, bet iš kitos pusės turim ir labai sėkmingą pavyzdį, kada išnaudojom ir patys tą technologiją, kada prieš 3 metus Lietuvoje televizijos vartotojų buvo kiekis gan stabilus ir visi namūkiai, kas norėjo, turėjo tą televiziją. Ir atrodo, sukurti dar naują televiziją būtų beprotnamis. Išeiti su paslauga, kur jau pilnai penetruota rinka, visi turi televiziją ir kas dabar čia žiūrės televiziją. Tai tas sprendimas, naujos technologijos, tos pačios aplikacijos, išmaniųjų paplitimas, iš esmės leido sukurti paslaugą, kur šiai dienai labai sėkmingai augam ir televizija, kurią visi turėjo, kažkaip staiga turi ir mūsų televiziją. Tai tas technologijų greitis kartais yra ir iššūkis, ar ne, kada tu kažkas tave gali vienoje vietoje atėjęs į tavo vertikalę suvalgyti, bet kitoj pusėje tu gali išnaudoti tą pranašumą ir ateiti ir pats į naujus horizontus, kurių net negalvoji, kad gali būti. Technologijos, talentai, talentų pūlas, greitis, globali rinka, globalėjanti rinka, ne? Tokie keywordai paminėti ir dabar galvoju, kad
Čia tik keletas pavyzdžių iš tų iššūkių, bet kasdieną mes realiai sudarėm su iššūkiais ir tuos iššūkius didžiąją dalimi sprendžia komanda. Ir dabar, jeigu jau nueinant iki komandas, irgi pakankamai praktinė apžvalga, tai kokia arba rutina, arba praktika, kurią norėtumėte pasidalinti, kurią naudojate dirbant su komanda, kuri padeda jums pasiekti rezultatą ir išlaikyti tuos talentus, kurie buvo paminėti kaip vienas iš didžiausių iššūkių, bei pasiekti tų rezultatų, kuris yra nuolatinis mūsų iššūkis. Aurimai, aš galvoju, va šį kartą nuo pradžių, nes kažkaip man taip gavosi, kad aš paskutinį pakalbinu. Jo, tai iš tiesų vienas svarbiausių, manau, dalykų komandoje, tai turėti įsitraukusią komandą. Tiek į įmonės, tiek į pačią įmonę, tikėjimą įmonės ir turėjimas įsitraukusios komandos leidžia toliau lipdyti dalykus. Tai mano pačio fokusas labai dažnai ir yra orientuotas ir į tas vietas komandoj, kur jeigu kažkokio įsitraukimo trūksta arba jauti neįsitraukimą, tai jeigu taip žiūrint, matyt, ateina iš įmonės kultūros, iš strategijos, mes esam pasisakę, jog norim turėti visus įsitraukusius darbuotojus, natūralu taip nėra, turėti 100% įsitraukimą, bet maksimaliai esminių žmonių, jeigu taip žiūrint, esminių žmonių komandoje, arba dar konkrečiau sukonkretinti turėjimas savo tiesioginių žmonių po savim, kurie yra pilnai įsitraukę, visada pasirengę daryti extra mile yra kertinis dalykas. Tai kaip tai pasiekti, tai čia matyt nėra vieno vaisto arba silver bullet kažkokio, kaip tą padaryti. Tai nemažai ateina iš įmonės kultūros, iš organizacijos tikslų, iš taip, kaip komunikuojam organizacijai ir dar svarbiau, tai yra įsitraukimas ne į tik tiesioginius darbus, bet į, organizacijai vykstančius įvairius projektus, ypač, aš sakyčiau, jaunoji karta, kurie ateina darbuotis ir jiems šita motyvacija, galimybė prisidėti, prie mentorystės programų, kurios vyksta, arba ta pati socialinės atsakomybės kažkokie projektai. Ir savęs suradimas juose gerokai palengvina įsitraukimą apskritai ir į tiesioginį darbą. Tai mano tokia mintis, jog iš esmės tu turi turėti žmonės, kurie įsitraukia pilnai į organizaciją, ne tik į savo tiesioginės užduotis, kurias privalo padaryti. Tada gerokai viskas paprasčiau. Ir nereikia žiūrėti, kad žolė žalesnė kažkur kitur. Tai viskas yra žalia čia, kur esi dabar. Apie tą žalę žiūrint, mes čia turim tokį mečą šiandien. Nebuvo specialiai daryti, iš karto prisiduodu. Man labiau tiktų gal. Jo, tikrai. Kristina, koks tas ingredientas, recepte svarbiausias darbė su komanda? Tai man atrodo, kad jeigu tavo komandos nariai gali drįsti kelti tau nepatogius klausimus, jau yra labai gerai. Tai mano komanda, aš skatinu ateiti, klausti, challenginti ir mane, ir savo komandos narius, nes iš to tada atsiranda diskusija. Sakau, konfliktas yra būtinas, kad mes judėtumėm iš taško A į tašką B. Nes jeigu visi su viskuo sutiksim, tai padarysim labai taip pat, kai darėm, darysim labai saugius sprendimus, nenorėsim daryti klaidų. Tai kai žmonės sako, kad man darbdavys leidžia imtis naujų projektų ir mes tikrai leidžiamės imtis naujų projektų, juos inicijuoti, pradėti daryti ir daryti klaidas. Nes ne viskas pavyksta iš pirmo karto, ypač kai darai naują dalyką neatrastoj teritorijoj, tu prisimi gana daug rizikos, kad nepavyks. Tai aišku, mes visi norim ten prisidėti pagalvėlių ir ten visas rizikas sugalvoti, bet, kaip Ieva sakė, ne viską sugalvosim, jeigu klientas yra už tave gudresnis tam tikroje vietoje, jisai ieškos tų spragų. Tai, man atrodo, kad kai žmogus eina į darbą ir jisai supranta, kad atsakomybė ateina kartu su rizika,
tai jam tada gera. Jisai tada, vat, kaip Aurimas sakė, jis yra motyvuotas, jis yra įsitraukęs. Bet jeigu mes tik tai pradedam sakyti, kad čia nesaugu, čia nedaryk, tai tada aš neturiu įsitraukti žmonių. Reikia juos kaip tik vat, paskatinti, išeiti iš savo komforto zonos, turėti vat, programą kartą per metus kažką tai naujo padaryti. Ir vat, mano tiesioginiai pavaldiniai, jie atneša tas idėjas, jie pirmiausiai išverda savo sultyse tarpusavį, gerai pakonfliktuoja ir pasidėlioja. Ir tada ateina ir sako, žiūrėk, mes turim vat, pamastymą, kaip tu galvoji, galim bandyti, einam iki valdybos, einam pasiūlom. Ir vat, sakau, einam, jeigu gerai sudėliosi planą, tai aš visą laiką galiu pabūti už jūsų nugarų ir panešti tą vėliavą, bet jums reikės vis tiek būti rūpų. Man vat, patinka tas komandos vaibas, ta komandos dinamika, kai yra noras bandyti naujus dalykus, noras suklysti, tu prisimta rizika, gali visą laiką nueiti daug toliau, negu jos neprisimdams. Tai aš už drąsą keisti. Šitą man labai patiko paminėti tą frazę, kad vat, skatinu komandas tau prieštarauti. Šitą vietą vat, pagavau tokią, kad vat, drąsiai sakytų savo nuomonę. Labai būtų įdomu, nes vis dėlto tokia tradicinė lietuvio, mūsų kultūrai įprastinė logika yra vis dėlto tą hierarchinį principą laikyti ir ne visada paprieštarauti vadovui. Ir čia būtų labai įdomu, vat, kaip tu skatini, kaip tu kuri šitą jausmą, kad tavo komanda nebijotų tau prieštarauti ir pasakyti, kad mes galvojam, kad tu galbūt neteisi. Tai šitą filosofiją aš parsivežiau labai seniai iš vieno vizito Izraelyje, kur jie turi tokią sistemą, kad kariuomeniai dažnai kuopai vadovauja jaunas žmogus, jam 20 metų, jis tik išėjęs ten iš mokyklos suolo. Ir jisai turi 100 žmonių su 100 automatų. Ir jie turi teisę nuimti savo vadovą. Tai man patiko labai šita jų mintis, kad kiekvienas turi įtakos, kas gali būti jo vadovas. Jeigu jo vadovas daro viską gerai, kad komanda galėtų judėti į priekį ir progresuoti, tai jo nenuims. Tai aš kiekvieną sykį, kaip turiu pokalbius su komanda, aš skatinu juos mane challenginti, nes aš juos challenginu, tai turi būti lygiavertės žaidimo taisyklės. Tai jie gali su manim nesutikti ir tas yra labai gerai, nes tada aš išeinu iš savo komforto zonos. Nes galbūt aš tik tai būnu numačiusi 2 arba 3 žingsnius, o jie būna pragalvoję 7 ir 8. Ir tada aš galvoju, kad labai faina tokią komandą turėti, nes tada jie skatina tave ieškoti naujų sprendimų ir naujų galimybių. Ir aš ne visą laiką būnu teisi. Ir aš pripažįstu, kad aš nežinau visko. Ir mėgstu turėti žmonės, kurie yra protingesni už mane. Nes tada galima nedirbti. Šita gaida, Vytautai, pasidalink savom praktikom ir savais patarimais. Mano praktikos dirbant su komandomis, visą laiką startuoju susikalibruodamas etikos kodeksą, kaipgi mes čia dirbsime. Ir ne tik tai deklaruoju, bet ir parodau savo vertybės. Mano vienas pamatinių vertybių yra sąžiningumas, atvirumas. Aišku, komandinis darbas ir taip toliau, čia vadovams be to turbūt negalėtų, bet kai tu pristatai savo tas vertybės ir jeigu komandoje atsiranda arba konfliktas, arba nesutarimas, aš visą laiką pristabiau chebra, čia taip nėra sąžininga, nėra okei. Kitas dalykas, kai atsiranda tas pasitikėjimas ir psichologinis saugumas, žmonės nebebijo eksperimentuoti ir nebijo gauti per nagus už kažką. Tai tas psichologinis saugumas jis yra kritinis šiandien, nes žmonės turi būti proaktyvūs, jie turi nešti idėjas ir aišku, kad klysim, aišku, kad darysim klaidas, bet už tai neturi būti baudžiama. Tu turi skatinti, nes kelios geriausios idėjos gali atnešti visą rezultatą, o ten jau keli feilai, tai nieko čia tokio baisaus. Kokia kita praktika? Aš manyčiau, kad įtraukimas į sprendimo priėmimo procesą. Kada labiausiai žmonės purtosi, kada jiem tiesiog nuleidžiama yra užduotis be jokio paaiškinimo, kad taip reikia padaryti. Dar ypač, jeigu žmogus yra performeris,
ne tik tai darytojas, bet tas, kuris dar proaktyviai stengiasi, nueina tą ekstra mylę. Ir jeigu jam tiesiog kartais numetama užduotis be jokio paaiškinimo, jis gal turi savo nuomonę, bet tiesiog reikia padaryti, tai vysta kaip gėlės iš tikrųjų tokie žmonės. Todėl jie turi dalyvauti sprendimų priėmimo procese, žinoti, kodėl vyksta tam tikri dalykai, pasiūlyti savo nuomonę, savo poziciją. Ir aišku, tada jau dalyvauti gyvendinant ir pasidalinant atsakomybę kartu. Tai tokia praktika. Ir dar kalbant apie talentus, jų išlaikymą, tai ką aš jau prieš tai esu minėjęs, tai su manim yra taip dirbę keli vadovai, už tai esu dėkingas ir stengiuosi tą patį daryti, tai išsigryninti karjeros viziją su savo žmonėmis. Individualiai turiu minti. Jeigu tu nori tapti kažkokio departamento vadovo, kokių tų įgūdžių reikia, kaip mes dabar keliausim kitų įgūdžių, tai reiškia, kad atsiranda kažkokie milestonesai, kai jie gauna užduočių, kurie yra faktiškai virš bambos. Reikės tikrai pasistiepti, reikės ekstramylę, sužinoti daugiau kažko ir panašiai, bet jeigu žmogus motyvuotas, jis pasiekė tą milestonesą, okei, važiuojam toliau, tu jau arčiau esi tikslo, bet ta vizija ilgalaikį perspektyvą, jinai pririša žmogų ir prie darbovietės, jisai saugiai jaučiasi darydamas klaidas ir žinodamas, kad jis turi tą stotelę, kuris nori nueiti. Ir aišku, tu kaip vadovas jau tos kelionės metu, teikdamas grįžtamą ryšį, ar jisai geras, ar jisai blogas, priklauso nuo situacijos, bet tu augini tą žmogų ir padedi jam keliauti link tos galutinės stotelės. Ačiū, Vytautai, labai sistemiškai 3 dalykai, aiškiai apibrėžti, visai būdinga tavo išdėstymai. Ieva, kokiagi tavo geroji praktika, gal pamokos, visą tai, kas tavo manymu verta būti išgirsta, dirbant su komanda? Aš šiek tiek pasikartosiu, turbūt arba paantrinsiu Kristinai, kad iš tikrųjų dabar tos hierarchijos kaip ir nėra, pas mus apskritai organizacijų yra flash struktūra. Ir kaip ir minėjau, marketingo roliai priskiriama verslo tikslai, ar ne? Tai visa marketingo komanda yra įtraukiama į visus verslo sprendimus. Iš esmės, marketingo komanda žino viską, kas vyksta įmonėje, visus projektus, visus procesus ir turi tikrai gana svarų žodį pasakyti, kad ne, iš kliento pusės šitaip ne, mes nenorime ką daryti, ne? Tai tikrai turime tokį pasitikėjimą ir įgalinimą, tai čia aišku, vadovo ir valdybos jau ar ne nuopelnas, kad jie iš tikrųjų leidžia, patys pasitikė mumis, įgalina ar ne, leidžia mums daryti klaidas, eksperimentuoti, nes iš vis mūsų pamatinės vertybės yra drąsa ir inovacijos. Tai mes turime kelias tas praktikas, gal pasidalinsim, mes turime tokius 3 šūkius, kuriuos naudojame. Tai viena, tai kadangi einam tuo technologiniu keliu, ar ne, vis tiek konkuruojame didelėje rinkoje ir norime būti visada pirmesni už kitus, turime tam, ar ne, pamatą pasidėję, turime, aišku, ir daug tą įmonių grupę didelę, kurios patirtime galime naudotis. Tai jeigu tik iškyla klausimas, kad per sudėtingas projektas, ar ne, ten nežinau, pavyzdžiui, diegiant darėm didžiulį projektą autonominių automobilių, kur atrodo tiesiog jau mastu visos Lietuvos vyksta. Tai mes visą laiką vienas kitam paantrinam. Lengvas kelias, ne mūsų kelias. Ir tada vėl pasiraitojam rankovės ir einam pirmyn. Antras toks šūkis, kurį mes naudojame, labiau kalbant apie efektyvumą rinkodaros, taip kaip mes naudojam pinigus, įprastai marketingė labai daug, ar ne, arba susirinkimuose daug žmonių ateina su idėjom, o marketingas galėtų tą daryti, o galėtumėt jūs tą daryti, ne? Tai tiek įmonės prasme, tiek viduje marketingo komandai visą laiką, kai sprendžiam kažkokį tai klausimą, aš visą laiką užduodu, jeigu tai būtų tavo pinigai, tu taip darytum? Nes man atrodo, kad čia atsiremia į viską ir tada labai prasideda diskusijos, net išsiskiria kartais nuomonės, ar ne, kas yra labai gerai, pradeda vieni kitiem prieštarauti, taigi čia verta investicija tokių pinigų, kitas sako, tai bet čia per brangi investicija, aš manau, kad galima tokį ir tokį sprendimą pasirinkti. Tai labai atveria daug diskusijų ir iš karto atkrenta idėjos tos, kurios yra tiesiog neišmatuojamos, tokios apie orą labiau, ar ne, kaip būtų faina, nice to have, bet iš tikrųjų rezultatai nelabai ir turėtų įtakos. Ir trečias, tai ką naudojam kūrybiškumui arba tai drąsai,
kuri irgi yra kaip pamatinė vertybė, ir ne, mes patys suprantame, kad reikia rinktis drąsius sprendimus, norint išsiskirti rinkoje, tai visą laiką, kai kažką darom, sakom, va čia tai turėtų būti toks ant pražangos ribos. Nu, va, vizualinis ar kažkoks, nežinau, kūrybinis sprendimas, kai yra ant pražangos ribos, tai reiškia, kad kyla diskusija. Kažkam patiks, kažkam nepatiks, o va pažiūrėk, kaip jie padarė, o vieni sakys, žiauriai kietai padarė. Tai mes visą laiką, va taip, kai žiūrim į savo kompaniją, sakom, nu šita tai va tokia ant pražangos ribos, man tai labai patinka, o man visai nepatinka. Tai mes tada sakom, va, čia tai bus gerai. Matau, Ieva, iš Kristinos gavai tokius aplodismentus, tik jinai be garso jos darė, bet tikrai vizualiai, tiems, kas klausosi, tai tik tai spalva. Nu, turi partnerį in crime. Paantrinsiu, jeigu turit gerą ryšį su teisininkais ir viską jums leidžia daryti, tai super. Turim ryšį, kartais reikia paderinti, bet stengiamės rasti tą tokią ribą, kad leistų mums pasileisti kai kuriuos dalykus, ar ne? Šiek tiek gal irgi leistų būti mums drąsiem ir kartais pasimokyti patiems iš savo klaidų, o gal kartais ir kaip tik rezultatus geresnius gauti. Kaip ten sako, jeigu neprireikia teisininko kompaniją, tai jau labai bloga kompanija, kad gal galvotų iš naujo, ne? Tai šičia panašu šitų šalininkų, mes turime ne vieną. Dovilė, kokios patirtis dirbant su komanda arba tos gerosios patirtis ir patarimai būtų iš pačios? Aš turbūt išskirčiau tokius 3 pagrindinius kertinius elementus, kurie padeda mūsų sėkmingam komandos darbui. Tai turbūt yra atvirumas, pasitikėjimas ir ambicijos. Ambicijos ta prasme, kad aš iš tiesų bandau išlukštenti kiekvieno komandos žmogų ir pamatyti, kas jį iš tiesų motyvuoja. Nes motyvuoja tikrai ne vien pinigai, kaip mes dažnai įsivaizduojam, kad atlyginimas, pinigai ir čia visa yra motyvacija. Tai iš tikrųjų ne. Kiekvienas žmogus turi tam tikrų ambicijų, tam tikrų neatlieptų poreikių. Vienam svarbus pripažinimas, kitam labai svarbu turinys, ką jisai daro, o trečiam labai svarbu galbūt tie antpečiai, kuriuos tu jam uždedi, padarius tam tikrus darbus. Tai aš manau, kad mano kaip skyriaus vadovo darbas yra pamatyti tas ambicijas, tuos poreikius vidinius ir padėti juos atliepti. Ir tada priklausomai nuo to žmogaus tas atliepimas yra pasitikėjimo pagrindu atiduodamas. Tuomet aš jau jos stengiuosi jais pasitikėti, atiduodama tam tikrus projektus, tam tikras atsakomybės, nes visuomet stengiuosi deklaruoti, kad iš esmės mes visi esame lygus, nesvarbu, kas parašyta prie kokių pareigų, mes kiekvienas esam savo projekto vadovas ir aš labai noriu, kad kiekvienas iš komandos narių ir geriau žinotų tam tikrus dalykus už mane savo projekte ir turėtų savo tuos tą tokį ekspertinį lauką, ar ne, kad jie būtų tam tikrų sričių ekspertai. Tai tokiu būdu pasitikėjimas atrakina vieną iš motyvacijos laiptelių, atlieptos ambicijos lygiai taip pat padeda būti motyvuotiems. Ir atvirumas ta prasme, kad aš savęs šiaip griežta vadovė nelaikau, nežinau, ką mano komanda, bet aš visuomet turiu savo nuomonę ir turiu savo viziją. Aš ją stengiuosi pasakyti, bet ne po pietų, ne po to, kai jau visi kažką padaro, bet prieš tai savo lūkestį iškomunikuoti. Ir po kampanijų procesuose ar tam tikrose etapuose mes tikrai stengiamės pasidaryti tokias ventiliacijas ir būti atviriems patiems su savim, ar ne, kad, Dovilė, blemba, gal tu ir nesąmonė šneki. Ir jie drąsiai man gali tai pasakyti, lygiai taip pat aš irgi galiu pasakyti, žinok, klausyk, čia gal važiuojat nuo kelio visiškai. Tai tas atvirumas pas mus tikrai yra labai labai gajus ir labai svarbus elementas. Tai atvirumas, pasitikėjimas ir ambicijos, visa tai susijungia į tą mūsų tokį, sakyčiau, skyriaus sėkmės receptą. Ačiū visiems iš tikrųjų už eilį įžvalgų ir kiekvienas jūsų atsakymas galėtų vystyti vis po naują temą ir taip mes kaip ir nebaigtume. Bet mūsų laikas eina į pabaigą ir norėtųsi pabaigti po trumpą sakinį, kiekvienam po sakinį.
kuriame atsispindėtų jūsų patarimas, pagrindinis patarimas tiems, kurie nori tapti CMO, gerų CMO, pasiekti gerų rezultatų, įkvėpiančiai valdant ir dirbant kartu su komanda, suprantant klientą. Tai koks tas vienas sakinys, kokių savybių arba kokių žinių, arba apskritai kuo reikėtų pasirūpinti žmogui, norinčiui tapti geru CMO. Ieva? Aš galiu. Aurimas sako, aš pagal abėcėlę pirmas. Aš save matau pirmą kairėje. Ja, tai aš gal taip susigrumuliuoju sakinys, tai norėjau ir išleisti jį, tai matyti plačiau, pakilti į tą helikopter view, stengtis kiek įmanoma ir toks labai praktinis palinkėjimas arba skillsas, kurio, manau, reikia labai smarkiai būnant CMO, tai yra suprasti ir pažinti įmonės visą P&L. Tai yra svarbiausius skaičius ir tiesiog būti tuo kertiniu žmogum, kuris išmano skersai išilgai. Tai. Ačiū, Aurimai. Aišku, strateginis tonas užduotas. Ieva? Aš tai palinkėčiau drąsos. Ir drąsą, tai aš turbūt turiu omeny labai plačiaja prasme, ne? Tai drąsą, nežinau, inovuoti sprendimus, drąsą prisimti atsakomybę, drąsą auginti komandą, drąsą apsiginti idėjas, drąsą išgyventi, nežinau, pakilimus įmonės ir nukritimus, drąsą paoponuoti vadovams ir valdybai, ar ne. Žodžiu, drąsą sukurti aplinką tiek savo, tiek kitiems, kad jums tikrai būtų malonu dirbti ir siekti rezultatų. Super, ačiū Ieva labai. Kristina? Aš tai sakyčiau, kad reikia turėti viziją, tapti tuo marketingo vadovu ir eiti užsibrėžtai link šito savo tikslo. Tai ne visą laiką viską žinosi, kartais reikės pasiklausti, kartais reikės išgirsti, bet jeigu būsi užsispyręs ir turėsi dar tą lyderio kuklumą savyje, aš manau, kad pasiseks, nes jeigu norėsi tapti žvaigžde, ne visą laiką matemavimas pavyksta. Tai reikia suprasti, kad tapti marketingo vadovu yra ilgas ir nuoseklus ir sunkus darbas. Tai jeigu tai tokia vizija yra ta, kurią marketingo vadovai dabartiniai būsimi mato, tai jiems tikrai pasiseks. Čia atrodytų labai tinka Alvydės taikliai, mano manimu, paminėtas pilkasis kardinolas, ne visada matomas, nebūtinai ta šviesiausiai šviečianti žvaigždė. Labai gražiai Kristinos įvardintas lyderio kuklumas, kuris, jo rezultatai turi būti labai ryškus, bet jam pačiam nebūtinai turi būti labai... O pats tu gali būti visiškai... Ačiū, Kristina. Dovilė? Aš tai sakyčiau, turbūt nereikia galvoti, kad norint tapti marketingo vadovu, tu turi žinoti viską. Tu neturi žinoti visko, tau pakanka turėti gerą komandą šalia, nebijoti klysti, nebijoti mokytis kartu, bet to būti empatišku tam, kad suprastum tiek verslą, tiek klientą, bet tuo pačiu nepamiršti savo ambicijų ir turėti stuburą. Ačiū, Dovilė, ir Vytautui teks, kaip sakoma, apibendrinti ir uždėti tvirtą žodį ant galo. Jo, tai iš tikrųjų, tai dabar galvodamas apie šį klausimą, palinkėjimą, prisimenu savo labai mėgiamą citatą. Autorius tikrai nepamenu, bet citata yra, kad žmonės dažnai pervertina, ką gali nuveikti per metus ir labai nuvertina, ką gali nuveikti per 5 metus. Tai šitoje vietoje ta ištvermė, ką ir Kristina sakė, tas kelias jis yra ilgas. Iš tikrųjų ir bus ir ups and downs, ir šilta, ir šalta,
bet reikia laikytis ištvermės, kaip ir strategijoje. Taip pat labai daug įmonių mėgsta, neveikia, po mėnesio viskas keičiam strategiją, žinai, arba dar. Tai reikia tos ištvermės ir bazinių marketingo žinių vien jų nebepakanka. Tai čia aš Aurimui irgi paantrinsiu, kad finansinis raštingumas ne iki hard lygio, tikrai ten apie amortizacijas kokias nereikia ten domėtis, bet kiek, tiksliau, patarimas būtų toksai, kad sugebėti išversti rinkodarinę kalbą į verslo kalbą. Kaip tai įtakoja galutinį eilutę. Čia yra svarbiausia. Tada marketingas gali atsirasti ir valdyboje, ir aukščiausiai vadovybei, ir brėžti strateginės kryptis organizacijai. Ačiū Jums visiems. Man buvo be galo malonu, laikas greitai prabėgo. Esat įkvepiantis ir sektini vadovai. Ir tikiuosi, kad lygiai taip pat buvo įdomu klausyti ir auditorijai. Visiems Jums linkiu sėkmės, visi Jūs jau laimėjote. Dabar tik tais oficialiai bus paskelbtas vietas vienas, simboliškai geriausias. Tai sveikinu su tuo ir linkiu nuostabaus vakaro. Saulė išlindo, matau visų veidus apšvietus. Mėgaukimės tuo. Ačiū Jums. Ačiū už laiką. Ačiū. Dėkui. Viso.